nebrėžiau tokios paralelės, kad pasitikėjimas Seimu ir pasitikėjimas valstybė ir kažkuo tai turi būtinai koreliuoti, ta prasme, kad ten Napoleonas ar kas yra pasakęs, kad valstybė nėra Seimas. Ir kartais galbūt tas kvestionuojantis požiūris į savo institucijas, jisai tam tikrą dalimi ir sveikas. Be abejo, ne iki tokio procento, kad turime pas mus. Bet jeigu žiūrėti, ką sudaro Seimas, Seimas sudaro politinės partijos, pasitikėjimas partijomis ne ką geresnis ir dalyvavimas politinėse partijose irgi tenai skaičiai, net ne apklausos, bet patys skaičiai, kiek žmonių dalyvauja politinėme gyvenime, jie irgi yra labai labai nedideli. Tai iš esmės pasitikėjimas, jau kalbėti apie pasitikėjimą Europos Sąjungą, taip, lietuviai yra vieni iš didžiausių tų euro entuziastų, bet čia reikia būti turbūt biedniem, bet teisingam. Pirmiausia, tas pasitikėjimas pareina iš galimybės laisvai keliauti, o dar labiau iš tų europinių pinigėlių išmokų, kur vienaip ar kitaip vėlgi tikrai pagerino per paskutinius 10-20 metų mūsų visų gyvenimą akivaizdžiai ir matyt reikia būti labai jau didelio nihilisto, kad to nepripažinti. Pasitikėjimo valstybė, tai galima matyti daugiau parametrų reiktų imti, čia kaip ir kraujo tyrimas, ne, nuo vienas parametras visko neparodo. Galima matuoti kitais dalykais, kiek aš didžiuojasi būdamas ten lietuvis ar Lietuvos pilietis, kiek aš eičiau ginti tėvynę ir panašiais klausimais. Tai ten, sakykime, tie rodikliai yra gana stabilus, ta prasme, jie nėra tokie jau blogi.